Sveiki gyvi, laida Prizmė tikisi jūsų dėmesio, prie mikrofono Aldona Tkočiūnaitė. Baigėsi nacionaliniai pilietiškumo projektai Atgal į ateitį, auginkime vieni kitus ir skaidrumo laboratorija. Juose dalyvavo daugiau kaip 5000 mokinių, net iš 56 savivaldybių. Susibūrė į komandas, jie sprendė problemas, kurios šiandien neramina daugelį. Mažino korupcijos plitimą ir ugdė sąžiningumą, kūrė visiems saugią ir draugišką mokyklą, gaivino ir garsino užmarštin nugrimzdusi gimtojo krašto istoriją. Apie nuveiktus ir ateityje laukiančius darbus, kas po šių projektų pasikeitė šalies mokyklose ir visuomenėje. Šiandien laidoje kalbamės su Pilietinės visuomenės instituto direktorė Ieva Petronytė, muzikantų ir visuomenės veikėjų Jurgiu Didžiuliu, nacionalinių projektų vadovėmis Laura Valauskaitė, Lina Jasaitė ir Rugilė Šablinskaitė. Sveikos merginos. Labą dieną. Pradėsime gal nuo Ievos, Pilietinės visuomenės instituto direktorės. Nacionaliniai pilietiškumo projektai Atgal į ateitį, auginkime vieni kitus ir skaidrumo laboratorija yra didesnio jau 2 metus vykdomo projekto Kuriame Respubliką dalis. Priminkite, kaip atsirado šios 3 nacionalinės iniciatyvos. Ar mokinių nuveikti darbai pateisino jūsų lūkesčius? Taip, mes labai džiaugiamės, kad pasibaigus šitam antrajam projekto etapui jau galime kalbėti apie tam tikrą viso to didesnio mūsų Kuriame Respubliką projekto sėkmę. Iš ties Kuriame Respubliką kilo iš tokio didžiulio noro atnaujinti pilietinį ugdymą Lietuvos mokyklose. Nes dažnai išgirstame, kad jisai yra formalus, neįdomus, pernelyg abstraktus daugumoje mokyklų, kad jis iš tikrųjų kalba apie gerą pilietį, bet nesudaro sąlygų tokių pasijausti. Ir iš tiesų pabandėme nekalbėti praktiškai, ką reiškia būti geru piliečiu, bet pamėginti duoti galimybę vaikams pamėginti būti tokiais gerais piliečiais. Ir iš ties, per tokias neformalias praktikas pradėjome nuo to, jog pernai metais 120 Lietuvos mokyklų įgyvendino įvairius pilietinio ugdymo projektus. Jie visi apsidairė aplinkui ir sprendė tai, kas labiausiai rūpėjo. Tai yra tos problemos ar galbūt kažkokios aspektai, kurie norėtųsi, kad būtų geresni jų aplinkoje. Tai jie būrėsi kartu, bendravo su savo bendruomenėmis ir išties judino reikalus gerąją linkmę. Džiugino tai, kad iš tų 120 projektukų vėliau labai lengvai ir labai paprastai pavyko iškristalizuoti 3 idėjas, kurios yra aktualios ir svarbios visai Lietuvai. Ir būtent tomis pirmojo etapo pačių mokyklų, pačių jų komandų idėjų, mintimis ir patirtimis remiantis buvo sukonstruoti ir pasiūlyti mokykloms 3 nacionaliniai projektai. Tai šiandien būtent ir minim pirmųjų metų, kaip ir rezultatus tų 3 nacionalinių projektų. Ir iš ties labai džiaugiamės, kad mūsų Respublikos kūrimas ne tik eina gilyn, bet ir platyn. Čia lygiai taip pat galim paminėti, kad jeigu 120 mokyklų pirmajame etape dalyvavo už 30 savivaldybių, tai dabar jau turime 56 savivaldybės, kuriuose būrėsi vietos komandos ir sprendė aktualias problemas. Laura Valauskaitė vadovavo projektui Auginkime vieni kitus. Laura, projekto Auginkime vieni kitus pagrindinė idėja yra kurti visiems saugią ir draugišką mokyklą, spręsti patyčių ir susvetimėjimo problemas. Kokiais būdais mokiniai siekė šitų tikslų ir kaip jiems sekėsi? Šių tikslų mokiniai siekė veiklomis grįstomis mentorystė, tai yra kuomet vyresnieji mokiniai įvairiais būdais rūpinosi jaunesniais moksleiviais, tai yra dalinosi savo patirtimi, mokėsi, žaidė ir organizavo įvairias kitas neformalias veiklas. Šios veiklos buvo inicijuotos jau pirmajame etape dalyvavusių mokyklų pagrindu, jų pasiūlytų modelių. Ir tas modelis rėmėsi ir siūlė tokias 3 kryptis. Būtent rūpintis jaunesniais, kuomet vyresnieji mokiniai gali rūpintis jaunesniais, siūlant pagalbą, mokantis mokomosius dalykus mokyklose. Tarkim, vyresnieji mokiniai tarsi tampa jų mokytojais ir padeda mokytis anglų, lietuvių ar įvairiausius kitus dalykus, kuriuose jiems reikia pagalbos. Kita kryptis buvo siūlyta tai žaidimai arba įvairios neformalios veiklos, tokios kaip sporto varžybos, šokiai, muzikavimas, dailės, menų, užsiėmimai, rateliai įvairiausi ir jau čia buvo duota jiem kūrybinė laisvė, kokias būtent veiklas jie pasirinktų. Ir trečia kryptis, kurią jie galėjo įgyvendinti remdamiesi šio modeliu, buvo derinimas tiek mokymosi, tiek žaidimų, tų neformalių veiklų, kviečiant įtraukiant visus mokyklos bendruomenės narius, tiek tėvus, gal ir buvusius mokinius ir panašiai. Ir kaip jiems sekėsi puikiai, nes projektas sulaukė daugiausia dalyvių, buvo daugiau nei 2500 dalyvavusių įsitraukusių veiklas dalyvių, 157 komandos iš 152
įvairių švietimo įstaigų ir švietimo įstaigų spektras buvo labai platus ir dalyviai labai aktyviai veikė, bendravo tiek mokyklos viduje, tiek su įvairiom kitom organizacijom, vietos bendruomenė, tiek internetinėje erdvėje mūsų sukurtose platformose. Laura, gal galėtumėte paminėti keletą originaliausių, įdomiausių iniciatyvų, na, kaip tie mokiniai augino vieni kitus? Šiame etape mokyklos neapsiribojo vien tik tai siūlomomis veiklomis, bet ir originaliai jas taikė pagal savo mokyklos ritmą, pagal savo kaip vyresniųjų moksleivių poreikius ir interesus, pagal jaunesniųjų moksleivių lūkesčius ir norus. Tarkim, jeigu imant tokių pavyzdžių, gražus yra pavyzdys Kretingos Jokubavo Stulginskio moksleiviai, kurie įkūrė geradarių klubą, pasirašė savo garbės kodeksą ir pasižadėjo rūpintis vieni kitais visus metus ir taip auginti, ruošti jaunesniuosius, kurie toliau tęstų tą geradarių klubo veiklą. Kuršėnų Pavenčių mokykla parengė projektų kasos pertrauką, kuomet vyresnieji pertraukų metu labai aktyviose vietose, kur hiperaktyvūs moksleiviai labai aktyviai reiškiasi, bėgioja, triukšmauja, jie ten ėmė organizuoti įvairiausias veiklas, kurių metu jie galėtų konstruktyviai išreikšti savo tą energiją ir kurti tą tokį teigiamą emociją, teigiamą aplinką. Kauno Vinco Kudirkos progimnazija organizavo rytinės mankštas. Atsižvelgdami tos jaunesniuosius, kurie išreiškė norą, kad norėtų daugiau sporto veiklų, jie ėmėsi organizuoti tas rytinės mankštas. Taip pat, tarkim, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazistai, jie derino abi veiklas, tiek sporto varžybos, kur jaunieji galėjo žaisti įvairiausius žaidimus, krepšinį ir panašiai, tiek mokymasi, kai padėdavo ruoštis įvairius dalykus. Arba irgi kitas gražus pavyzdys galėtų būti Vilniaus naujininkų mokykla, kuri įkūrė šokio studiją. Taip ta saviraiška, bendravimas buvo išreiškiamas ir šokiu, ir net drąsesni moksleiviai galėjo daug labiau susibendrauti ir išmokti save išreikšti įvairiausiais būdais. Projektas Auginkime vieni kitus, lyginant su kitais dviem nacionaliniais projektais, sulaukė didžiausio jaunimo susidomėjimo. Jame dalyvavo daugiau kaip 2,3 mokinių. Kaip manote, kokios priežastys lėmė tokį jo populiarumą? Na, manau, kad Auginkime vieni kitus, kaip ir kitų dviejų projektų sėkmė pirmiausia slypi tame, kad jis parengtas jų dalyvavusių mokyklų principu, kad tai atėjusi iniciatyva iš pačios apačios. Tai turbūt tai būtų sėkmė visų trijų projektų. Bet jeigu kalbėtumėm konkrečiai apie Auginkime vieni kitus, tai žiūrint į pasiektus rezultatus, tai projektos sėkmė slypi jo prasmingume viena vertus ir kita vertus jo paprastume. Tas paprastumas yra tai, kad mentorystės principas yra labai lengvai įdiegiamas mokykloje. Jis nereikalauja jokių papildomų instrumentų, jokių papildomų pastangų. Tai reikia žmonių, vyresnių moksleivių ir jaunesnių moksleivių, kurie imtųsi tų veiklų, kurias jie patys susigalvoja. Kitas dalykas, kas man atrodo irgi lėmė šito projekto sėkmę, kad tai yra tokia pozityvi, teigiama, labai rimtų socialinių problemų sprendimo praktika. Kad nėra akcentuojami tokie dalykai kaip patyčios, psichologinis smurtas, fizinis smurtas ir akcentuojami labai pozityvūs, teigiami dalykai, kurie yra moksleiviam daug labiau priimtini, negu jeigu mes kalbėtume apie rimtus dalykus. Tai yra būtent akcentavimas draugystės, teigiamo bendravimo, tos teigiamos patirties per įvairias neformales ir visokias kitokias veiklas. Ir tai vaikam yra kur kas patraukliau, negu kalbėti tokiais sofistikuotais terminais arba labai tokiom sunkiom temom. Kitas dalykas, kuris, manau, irgi turėjo įtakos šio projekto sėkmei, tai yra projekto tikslinė grupė. Jeigu kiti du projektukai jie buvo labiau orientuoti į, tarkim, vyresnius moksleivius, tai šis projektas aprėpia platesnę grupę moksleivių, nes jį įsitraukia tiek lopšeliai darželiai, nes kai kurie vyresnieji moksleiviai, tarkim, progimnazijoje eidavo į lopšelius darželius ir siūlydavo įvairias veiklas, tiek pradinių, pagrindinių, vidurinių mokyklų, gimnazijų, kolegijos taip pat įsitraukė į šį projektą. Dar ir įdomu ir tai, projekto skėtis priglaudė ir tokias specialiasias mokyklas, tarkim, negalę turinčių vaikų, neprigirdinčiųjų, kurčiųjų arba tos suaugusių ar specifinės mokyklos. Tai yra būtent, manau, tas toksai projekto atvirumas visiems, tas modelio paprastumas ir lėmė tai, kad projektas buvo sėkmingas. Tai dar turbūt paminėčiau, kad pati projekto problematika yra labai aktuali ir moksleiviai labai pastebi šitą problemą tiek patyčių, tiek to gal bendravimo stoką arba pozityvaus bendravimo. Todėl pati projekto problematika ir aktualumas moksleiviam lėmė tai, kad buvo labai daug įsitraukusių ir norinčių prisidėti prie šio projekto. Lina, vadovavote skaidrumo laboratorijai. Kokie pagrindiniai šio projekto tikslai ir ar pavyko jų pasiekti? Pagrindinis skaidrumo laboratorijos tikslas buvo ir vis dar yra puoselėti sąžiningumo kultūrą mokyklų bendruomenėse. Dar kitaip šį projektą irgi galima priskirti prie antikorupcinių projektų. Ar pavyko pasiekti tikslus, atsakyti yra išties dar per anksti, bet procesas prasidėjo ir tas, kaip vadinama, sąžiningumo mada, skaidrumo mada plačiai išplito mokyklose ir mokiniams patiko įgyvendinti veiklas, kurios puoselėjo sąžiningumo jausmą. Bet apie rezultatus tikriausiai reiktų kalbėti šiek tiek vėliau. Kai
kaip po projekto pasikeitė mokinių supratimas, kas yra korupcija? Tikrai džiaugiamės, jog projekto metu mokiniai suvokia, kas yra korupcija ir kokios formos jos būna ir be abejo svarbiausia, kokią žalą tai daro kiekvienam iš jų gyvenimui. Labai smagu, jog projekto dalyviai suprato, jog korupcija tai yra ne kas kitas kaip nesąžiningo elgesio formos ir jog mažų korupcijos apraiškų pasitaiko ir jų kasdienime gyvenime. Vadinasi, jog ir jie gali prisidėti prie tos korupcijos mažinimo. Jie suvokia, jog tai nėra vien tik suaugusiųjų reikalas. Kokią korupciją jaunimas dažniausiai pastebi ir kaip su ja kovoja? Mokiniai suvokia, jog korupcija yra nesąžiningo elgesio formas, apsidairė aplinkui, na ir kągi jie pastebėjo. Pastebėjo opę problemą mūsų švietimo įstaigose, tai yra nusirašinėjimas. Dauguma projekto komandų pasirinko kovoti su šia problema ir puoselėti tą sąžiningumo madą. Iš tikrųjų, dauguma mokyklų ėmėsi kompleksinių veiksmų. Tai buvo vadinami flashmobai, apklausos, videofilmukai. Džiaugiamės, jog projekto dalyvių komandos buvo nuo 5 iki 10 mokinių dažniausiai, bet vykdant veiklas mokiniai, bent jau Skaidrumo laboratorijos dalyviai, pajungė ir kur kas didesnę mokyklos dalį, tai puoselėjo tą nenusirašinėjimo madą. Taip pat nemaža dalis moksleivių pasirinko visgi kovoti arba dirbti su ta korupcija, apie kurią skaito laikraščiuose, kaip vienas mokinys sakė. Ir dalis komandų vykdė įvairias veiklas apie neapmokestinamas pajamas. Jeigu veiklos, kurias pasirinko moksleiviai, mūsų nenustebino, tačiau formos, kuriomis jie kovojo su ta korupcija, tikrai buvo labai kūrybingos ir mus stebino kiekvieną dieną. Norėčiau paminėti keletą pavyzdžių, kurie įstrigo man labiausiai. Tai tarkim, viena mokykla nusprendė pasigaminti vokus su šūkiu, jog vokai yra skirti laiškams, ne pinigams. Ir nuo šiol visa mokyklos korespondencija būtent yra siunčiama tokiuose vokuose. Kita komanda kūrė filmuką, kuriame imitavo sceną parduotuvėje, kai visą dieną mažos parduotuvės savininkė neišduoda čekių klientams, suprantame, slepia mokesčius ir štai gale dienos jinai eina namo ir ji yra apiplėšiama, tuomet jinai skambina specialiom tarnyboms ir prašo, jog jos atvyktų ir jai pagelbėtų ir tuomet specialiosios tarnybos atsiprašo, jog negali atvykti, nes neužtenka lėšų kurui. Tai iš tikrųjų jaunimas su ironija pažiūrėjo skaudžias visuomenės problemas. Mes darome tokias išvadas, jog jie tikrai suprato, kokią žalą ta korupcija daro kiekvieno iš mūsų gyvenimui. Prie projekto prisijungė ir gausus būrys partnerių, pilietinės iniciatyvos Baltosios pirštinės ir Baltoji banga, Transparency International Lietuvos skyrius, specialiųjų tyrimų tarnyba. Koks buvo jų vaidmuo projekte? Šios pilietinės iniciatyvos Baltosios pirštinės, Baltoji banga, Transparency International, specialiųjų tyrimų tarnyba ir valstybinė mokesčių inspekcija bendradarbiavimo mokyklomis skirtingomis formomis. Tai buvo tiek pačių, tarkim, narių vizitai į mokyklas, kai kurios Skaidrumo laboratorijos komandos lankėsi pas tas tarnybas, buvo suorganizuota virtuali olimpiada, Transparency International aplankė mokyklas ir vykdė simulacijas, taip kad formos buvo įvairios ir tikrai manau, jog šios iniciatyvos ir institucijos prisidėjo prie projekto tikslų įgyvendinimo. Projektas Atgal į ateitį, kuriam vadovavo Rugilė Šaplinskaitė. Šiame projekte dalyvavę mokiniai tapo savo krašto istorijos ir kultūros tyrinėtojais. Ką ir kokiais būdais jie dažniausiai tyrinėjo ir ką naujo ir įdomaus mokiniams pavyko išsiaiškinti? Rugilė. Iš tiesų, tai dalyvių pasirinkti objektai buvo patys įvairiausi, pradedant nuo savo gyvenvietės ar mokyklos istorijos tyrinėjimo, krašto žmonių papročių. Kai kurie moksleiviai rinkosi tam tikrą istorinį laikotarpį ir tyrinėjo tuo metu gyvenusius žmonės, kaip tarkim partizanus, knygnešius, tremtinius. Kiti moksleiviai rinkosi vietos dvarų tyrinėjimą, juos aprašė ir fotografavo, rinko kartografinę medžiagą ir ją analizavo skirtumus tarp dabarties ir praeities, kaip keičiasi mūsų aplinka, kokie yra nauji atradimai, pasikeitimai mūsų aplinkoje. Taip pat tyrinėjo vietos kultūrinius objektus, kaip šimtamečius ąžuolus, aikštės istoriją miestelio, paminklus kaip Plokščių rajono mokykla, tyrinėjo paminklus esančius jūro regione. Gausus dalyvių būrys taip pat rinkosi turistinį maršrutą savo krašte sudarimą. Dalyviams buvo gan sunkus uždavinys iš tikrųjų apsispręsti, ką jie nori daryti, nes tų veiklų buvo labai daug ir jie paprasčiausiai turėjo išsirinkti vieną kažkokią konkretesnę veiklą. O objektų vis dėlto Lietuvoje istorinių yra gausybė, kuriuos reikia tyrinėti, nes jie dar nėra gerai ištirti ir juo labiau apie juos žino tikrai nedidelė mūsų visuomenės dalis. Svarbu, kad moksleiviai savo darbus apipavidalino ir juos įamžino labai kūrybingai. Vieni kūrė dokumentinius filmus, kiti rinko senolių pasakojimus ir atsiminimus ir juos įrašinėjo, knygutes sudarinėjo, rengė fotoparodas, kūrė internetinius netgi puslapius, rengė žygius, taip pat vedė pamokas jaunesniems
jaunesniesiems. O mes visus savo ruoštų kviečiame Lietuvos gyventojus nepaleisti galimybės apsilankyti įvairiose Lietuvos kampeliuose, kurios tyrinėjo moksleiviai. Tai pavyzdžiui, Kelmės rajono Kražių gimnazija pristatė savo krašto įdomybės, tai Medžiokalnį, atstatytą Kražių kolegiją, jos požemius, Vytauto kalnelį ir bažnyčią, kurioje vyko Kražių skerdynės 1893 metais. Taip pat apsilankykite ir Ukmergės rajono Veprių miestelėje, kaimelyje, nes Veprių vidurinė mokykla parengė istorinių Veprių maršrutą, kurioje anksčiau sklandė daug legendų. Ten buvo anksčiau malūnas, elektrinė, kalėjimas, ligoninė, valčius bei daug kitų įdomių objektų. O kaip mokiniai viešino surinktą informaciją, kad apie turtingą jų krašto praeitį, nusipelnusius gyventojus, sužinotų kuo daugiau žmonių, kad turistai nepravažiuotų lankytinų gamtos ir kultūros paminklų? Tai pirmiausia, tai tikrai džiaugiamės, kad nemaža dalis mokyklų nusprendė bendradarbiauti, tai kvietėsi į savo renginius, kvietėsi kitas mokyklas iš kitų rajonų bei savivaldybių atvykti ir kartu praeiti jų paruoštais maršrutais, susipažindino su savo istorinėmis ir kultūrinėmis vertybėmis. Taip pat visa informacija buvo talpinama mūsų puslapyje www.kuriamerespublika.lt bei mūsų socialinėme tinklapyje Facebook'e. Puslapis Atgal į ateitį, kviečiame visus apsilankyti ir patiems pamatyti, kokias veiklas įvykdė moksleiviai bei sužinoti daugiau. Dalis komandų taip pat kreipėsi į savo rajono savivaldybės bei turizmo informacijos centrus, kuriuose viešino pateiktas veiklas ir pateikė informaciją. Taip pat kviečiame aktyviai mokyklas kontaktuoti su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru, kurie taip pat talpina informaciją apie kraštotyrinės veiklas bei objektus. O iš tikrųjų, kuo daugiau informaciją skleisime, tuo daugiau ir žinosime. Prie mūsų į pokalbį prisijungė ir muzikantas, visuomenės veikėjas Jurgis Didžiulis. Su Jurgiu Didžiuliu kalbamės telefonu. Gerbiamas Jurgi, projektų vadovės pristatė mokinių nuveiktus darbus. Kaip apibūdintumėte šiuolaikinį jaunimą, ar jis gali pakeisti Lietuvą? Aš manau, kad kiekvienas žmogus, kuris tiki, kad jis gali padaryti įtaką, tikrai gali pakeisti Lietuvą. Ir manau, kad svarbiausia yra pakeisti ir paveikti jaunų žmonių mentalitetą, kad jie tikrai jaustų, kad jų rankos gali formuoti mūsų ateitį. Ir toks projektas, kaip Kuriam Respubliką, jis būtent suteikia žmonėms įrankius, patirties ir padeda suvesti jaunų žmonės su rimtom organizacijom, kurios gali suteikti labai daug naudingos informacijos apie tam tikras sritis. Tai manyčiau, kad jeigu žmonės, tarkim, vieną kartą dalyvaus vienam projekte ar kitam projekte, tai ko gero nepadarys labai didelių skirtumų, bet svarbiausia yra, kad žmonės prisipratintų prie tokios veiklos, kad jie tikėtų, kad jie gali padaryti skirtumą, kad jie kurtų savo tinklus ir kad jie iš esmės tikėtų savim ir kitais. Kaip manote, galbūt iš jaunimo ko nors vertėtų pasimokyti ir suaugusiems? Jo, aišku. Galėčiau pasakyti, kad jauni žmonės iš principo turi labai teisingos vertybės. Labai dažnai mes sakom, kad mes turim savo vertybės, bet vaikai yra labai tyrus ir jie į viską žiūri pakankamai, kaip čia pasakyti, teisingom akim. Jie žino, kas yra faina, kas yra gerai. Aš manau, kad tikrai būdami su vaikais ir dirbdami su vaikais mes galim daug gerų dalykų pasisemti ir ypač galim gauti labai teisingos perspektyvos. Kaip manote, kas jaunimą įkvepia veikti? Ko reikia, kad jis taptų dar aktyvesnis, savarankiškai imtųsi įvairių iniciatyvų, pakviestų prisijungti draugus? Aš manyčiau, kad svarbiausia, ko reikia jaunimui, yra duoti jiem pasirasti savo mėgamą kampą. Ir labai dažnai būna suaugę žmonės, jie sugalvoja visokius projektus arba numato, kas turėtų patikti jaunimui. Dažniausiai jaunimas pakankamai gerai artikuliuoja, kas jiem rūpi. Ir svarbiausia yra jiem tiesiog suteikti tuos įrankius. Manau, kad nereikia mūsų kartoms formuoti ateities darbotvarkę, o būtent paskatinti jaunimą artikuliuoti tas darbotvarkės savaip, su humoro jausmu, savais žodžiais. Svarbiausia, kad jie jaustų, kad jie tikrai yra, kad jie gali tai padaryti. O jeigu mes tiesiog įpiršim, nei mes juos sujaudinsim, nei mes juos paskatinsim, ir daugiausia yra, kad mes juos neugdysim, kad mąstytų nepriklausomai. Dėkoju Jurgiui Didžiuliui ir kreipiuosi į Pilietinės visuomenės instituto direktorę Ievą Petronytę. Ieva, sakykite, kas pasikeitė mokyklose, o gal net visoje valstybėje po šių projektų? Ar mūsų valstybė tapo panašesnė į tą respubliką, kurioje jaunimas nori gyventi? Iš ties tikiu ir aš manau, kad merginos tiki lygiai taip pat, kad iš tiesų tie pokyčiai jie įvyko ir jeigu jie įvyko kol kas galbūt ne visoje respublikoje, bet jie įvyko daugelyje virš 300 židinių, kurie galės plisti vėliau ir tą pokytį nešti toliau. O ar sieksite užtikrinti šių projektų tęstinumą, dar labiau išplėsti aktyvių ir pilietiškų mokyklų tinklą?
tinklą ir kokiais būdais tai darysite? Mes jau pradėdami projektą galvojame apie tęstinumą ir galima galvoti apie tai, kad patys moksleiviai, kurie įsitraukia, žmonės įsitraukia, jie turi tęstinumą tame, kad jie įgavo įgūdžius. Jie pajautė, kad veikti, pilietiškai aktyviai veikti gali, kad jie gali pakeisti kažką aplink save ir tą pokytį nešis toliau visą gyvenimą. Lygiai taip pat galima kalbėti, merginos jau ir minėjo šiek tiek, kad mokyklose buvo auginamos kartos. Išeidami mokyklos komanda, išeidama, jinai pasirūpina užsiauginti savo pamainą. Tai yra, kad išties jau yra tas plitimas jau pačioje mokykloje, tos komandos stengiasi savo tas idėjas nenumardinti jų kartu baigdami mokyklas, bet perduoti jaunesniems. Ir kita vertus, aišku, mes galim kalbėti apie tai, kad mes Pilietinės visuomenės institutas šiuo metu rengia įvairias metodikas ir modulius, kurie bus būtent siūlomi mokytojams, šiek tiek pamėginti situaciją, pažvelgti iš kitų kampų, iš kitos pusės ir, įtraukti pilietinio ugdymo praktikas į tokius dalykus kaip istorijos mokymas arba lietuvių kalbos mokymas, arba tiesiog pamokinė socialinė veikla tam tikra. Tai išties, nepamėsime šios idėjos, rūpinsimės ir toliau ir tiesiog tikimės, kad tiek dalyviai projekto, tiek partneriai, tiek mes patys išties, skleisime gerąją žinią ir kviesime visus kurti Respubliką. Dėkoju pašnekovėms, dėkoju prie mūsų telefonų prisijungusiam Jurgiui Didžiuliui, nacionaliniai pilietiškumo projektai Auginkime vieni kitus, Skaidrumo laboratorija ir Atgal į ateitį yra projekto Kuriame Respubliką visuomenės pilietinio veikimo kompetencijų ugdymas dalis. Projektą Kuriame Respubliką įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas, Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras, Ateitininkų federacija, Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacija ir kiti partneriai pagal žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą. Jį finansuoja Europos socialinis fondas. Daugiau informacijos interneto svetainėje www.kuriamerespublika.lt. Klausytiems dėkoju už dėmesį ir atsisveikinu iki kitų kartų.